Taigi, laba diena visiems. Šiandien turim 78 užsiėmimą. Praeitą kartą kalbėjome apie konsulatą ir imperiją Prancūzijoje. Šį kartą pakalbėsime apie Napoleono karus. Pirmiausia, apie taip vadinamą banginio ir liūto kovą. Taigi, Amieno taikos sutartis, pasirašyta tarp Prancūzijos ir Anglijos, truko neilgai. Prancūzija neketino įsileisti anglų prekių į savo ir jai pavaldžių šalių rinką. Anglija nenorėjo galutinai pripažinti prancūzų viešpatavimo žemyne. Anglijos buržuazija, matydama, kad nepavyks sudaryti palankios prekybos sutarties su Prancūzija, pritarė ministro pirmininko Pito karo politikai. Šis karas dar yra vadinamas banginio ir liūto kova. Anglija neturėjo galingos armijos, kad įveiktų prancūzų kariuomenę sausumoje, o Prancūzija neturėjo pakankamai stipraus laivyno, kad galėtų kovoti su Anglija jūroje. Napoleonas, kariaudamas su Anglija, siekė sutriuškinti karinės jos pajėgas, užimti kolonijas bei panaikinti žemyne politinę Anglijos įtaką. Jau 1803 metais tarp Prancūzijos ir Anglijos prasidėjo karo veiksmai. Prancūzų kariuomenė užėmė Anglijai priklausančias valdas Vokietijoje, Hanoveryje. Napoleonas taip pat įsakė visose Prancūzijai pavaldžiose žemėse konfiskuoti anglų prekes. Galiausiai Napoleonas pradėjo ruoštis išlaipinti prancūzų kariuomenę Anglijoje. 1805 metų rudenį Bulonėje ir kitose Lamanšo pakrantės vietose Napoleonas sutelkė didžiulę kariuomenę. Man reikia 3 dienų ūkanoto oro ir aš būsiu Londono parlamento Anglijos banko viešpats, pareiškė Napoleonas. Pasiruošimas desantiniai operacijai vyko sparčiai ir Anglijai ėmė grėsti rimtas pavojus. Anglijos vyriausybė suskubo organizuoti naują koaliciją prieš Prancūziją. Ją sudarė Austrija, Rusija, Anglija ir Neapolio karalystė. Apie Prancūzijos karą su nauja koalicija. Kilus grėsmei iš Austrijos pusės, Napoleonas atsisakė įsiveržti į Angliją ir pagrindinės prancūzų jėgas nukreipė kovoti su Austrijos kariuomenė. Jeigu aš per 15 dienų nebūsiu Londone, tai lapkričio viduryje turėsiu būti Vienoje, pasakė Napoleonas. 1805 metais spalio mėnesį pietų Vokietijoje prancūzai keliuose mūšiuose nugalėjo austrus ir lapkričio mėnesį Napoleonas įžengė į Vieną. Austrijos imperatorius Pranciškus II, tikėdamasis sulaukti Rusijos pagalbos, nusprendė toliau tęsti karą su Prancūzija. Per karą su Austrija 1805 metais spalio 21 dieną įvyko Trafalgaro mūšis. Admirolo Nelsono vadovaujamas anglų laivynas susikovė su jungtinių Prancūzijos ir Ispanijos laivynu. Nors Trafalgaro mūšyje admirolas Nelsonas žuvo, prancūzų ir ispanų laivynas patyrė baisų pralaimėjimą. Nuo šio mūšio Anglijos laivynas iki pat 20 amžiaus pradžios tvirtai įsiviešpatavo jūrose.
Žemyne lemiamas mūšis vyko tarp Prancūzijos ir Jungtinės Austrijos bei Rusijos kariuomenių. 1805 metais gruodžio 2 dieną prie Austerlico kaimo įvyko mūšis, kuris baigėsi puikia prancūzų pergale. Sąjungininkų pralaimėjimas prie Austerlico taip sukrėtė Anglijos ministrą pirmininką Pittą, kad jis po kelių savaičių mirė. Gruodžio pabaigoje tarp Austrijos ir Prancūzijos buvo pasirašyta taikos sutartis. Austrija Napoleoną pripažino Italijos karaliumi, Prancūzijai atidavė Veneciją, Istriją, Dalmatiją ir sumokėjo 40 milijonų aukso florinų kontribuciją. Apie Šventosios Romos imperijos panaikinimą. Pasirašęs taikos sutartį su Austrija, Napoleonas, norėdamas sustiprinti savo pozicijas vakarų ir centrinėje Vokietijoje, 1806 metų vasarą įkūrė Reino sąjungą. Šią sąjungą sudarė 16 vokiečių kunigaikštysčių, kurios savo protektoriumi išsirinko kabutėse Napoleoną ir įsipareigojo kilus karui į Prancūziją pasiųsti 63 tūkstančius kareivių. Daugiau kaip 100 mažų vokiečių valstybėlių, priklausiusių Habsburgų dinastijai, buvo įjungta į Reino sąjungos valdas. Taip buvo panaikinta Šventosios Romos imperija, gyvavusi apie 1000 metų. Austrijos imperatorius Pranciškus II atsisakė Šventosios Romos imperijos valdovo titulų. Reino sąjungos įkūrimas Napoleono valdžią įteisino Vokietijos žemėse. Klausimai ir užduotys. 1. Trumpai papasakokite apie banginio ir liūto kovą. Kas yra banginio ir liūto kova? Kodėl Napoleonas pradėjo karą su Anglija? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. 2. Trumpai papasakokite apie Prancūzijos karą su nauja koalicija. Kokie buvo svarbiausi 1805 metų karo įvykiai Europoje? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. 3. Trumpai papasakokite apie Šventosios Romos imperijos panaikinimą. Kodėl Napoleonas ją panaikino? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis.